Po valgio jaučiuosi lengvas, kepenys išsivalė. Svoris pagaliau pradėjo kristi. Ryte atsikeliu, žvali, dieną daugiau jėgų. Nebepučia pilvo, virškinimas normalus. Jaučiuosi sveikesnė ir jaunesnė. Nordic Peak Health komanda sukūrė revoliucinę formulę, pasirėmus naujausiais moksliniais tyrimais. Ir šią formulę pavadinome kepenų galia. Kuo ji tokia ypatinga? Nacetilcisteinas, dar trumpai vadinamas NAC, nuo seno naudojama priemonė kepenų detoksikacijai, optimizuoja mitochondrijų veiklą, mažina potraukį alkoholiui, gerina nuotaiką ir stabdo senėjimo procesus. Glicinas stiprina detoksikacijos procesus, padeda atstatyti kepenų ląsteles, gerina miego kokybę. Įsiklausykite gerai. Glicinas ir NAC kartu sukuria išskirtinį junginį. Šių dviejų medžiagų derinys atveria visiškai naujas galimybės, kurio nė viena iš medžiagų atskirai pasiekti negali. Cholinas padeda kepenims efektyviai pernešti ir apdoroti riebalus, apsaugo nuo riebalų kaupimusi kepenyse. Senovės Egipte kiaušiniai buvo laikomi gyvybės ir vaisingumo simboliu, nors anksčiau nežinota, bet kiaušiniuose gausu cholino, kuris ypatingai vertinamas ir šiais laikais, nes būtent cholinas būtinas kepenų sveikatai ir itin svarbioms gyvybinėms funkcijoms palaikyti. Cinkas ir varis. Senovės civilizacijos varį naudojo žaizdų dezinfekcijai, o cinkas Egipte ir Indijoje naudotas kaip vaistas odos ligoms ir žaizdų gydymui. Kartu šie mikroelementai stiprina antioksidantų veikimą, padeda atstatyti kepenų ląsteles, dalyvauja detoksikacijos procesuose ir apsaugo nuo infekcijų. Molibdenas randamas ankštiniuose augaluose, riešutuose ir grūduose. Aktyvuoja gyvybiškai svarbius kepenų fermentus, padeda pašalinti toksinus iš organizmų. Gerina medžiagų apykaitą. Selenas. Senovės kinų ir graikų medicina seleną ypač vertino kaip apsaugą nuo ligų, o jau ir šiuolaikinio mokslo įrodyta, kad šis mikroelementas stiprina imuninę sistemą, apsaugo kepenų ląsteles, dalyvauja detoksikacijos procesuose. Ką pajusite, kai jūsų organizmas pagaliau gaus pakankamą šių medžiagų kiekį? Kūnas taps energingesnis ir lengvesnis, pagerės odos būklė ir spalva, sumažės paburkimai, kūno forma sparčiai keisis, grįš energija ir gera nuotaika, taps lengviau kontroliuoti potraukį maistui,